Drugelio efektas tai ta programa iš tikrųjų, kuri geresnės dar neaptikau, kurioje galima būtų pasiekti, kurios pagalba būtų galima pasiekti tiek rezultatų, tiek geros nuotaikos ir komandinio palaikymo. O Drugelio efektas jau čia man antra programa buvo, pertrauka buvo šiokia tokia, atsirado naujų tikslų. Ir supratau, kad pati viena su jais nesusitvarkysiu ir reikalingas tiesiog palaikymas, spyris. Ir dėl to ir nusprendžiau antrą kartą dalyvauti programoje. Ar pavyko pasiekti tuos tikslus, kurie buvo užbrėžti prieš programą? Ar nieko panašaus, ar galbūt visiškai kitokie buvo? Tai pavyko išgryninti savo prioritetinį tikslą. Dabar tiksliai žinau, kurio linkme šiais metais keliausiu, kad nebereikės blaškytis ieškojimuose, jis yra konkretus, dėl jo dabar dirbama, buvo padaryta nemažai užduočių link šios tikslo einant ir programa iš tikrųjų pranoko lūkesčius, kadangi naujos ryšiai atsirado, naujos pažintys, kurios iš tikrųjų teikia vilčių, kad pavyks ir savo tikslus pasiekti ir iš tikrųjų ne tik tais profesinė prasme, bet ir asmeninė prasme. Kitiems žmonėms šita programa turėtų būti naudinga dėl kelių dalykų. Tai yra pirmiausia žmonės, kurie sugalvoja kažkokį tikslą ir neturi palaikymo artimųjų tarpe. Tai programos, komandos palaikymas, tai iš tikrųjų padeda tiesiog išnešti tą tikslą ir pradėti jį realizuoti. Antras dalykas, padeda susikoncentruoti į savo tikslus, į savo rezultatus ir pradėti nebematyti trūkdžių, o matyti galutinį rezultatą ir pasiekti koncentracijos reikiamos. Trečias dalykas tai ryšiai ir socialinė akcija. Nes iš tikrųjų asmeninių tikslų siekimas yra vieni dalykai, o kada tu gali padaryti kažką nuostabaus ir to, apie ką net nepagalvotum paprastame gyvenime be programos, tai iš tikrųjų daro didžiulį įspūdį ir keičia. Tai pakeitė mano gyvenimą.